Sveiki. Mūsų, jau sakyčiau, visai pastovios laidos, ar tai normalu žiūrovai ir klausytojai. Prenumeratoriai ir ne tik, o tie, kas neužsiprenumeravę, tikrai gali tai padaryti. Tada matysite iš karto pranešimus, kai ateina nauja mūsų laida. Ir kadangi nauja, tai ir tema nauja, ne? Ir mes su Jūrate pasitarėm, kad dažnai kalbam apie darbuotojų taisyklės, ką jie turi daryti, kaip jie turi daryti. Ir dar neturime laidos dedikuotos klientams. Ir šį kartą iš karto pasidalinsiu tokia mintimi, kad tarp darbuotojo ir kliento visada buvo nerašyta mandagumo sutartis. Klientas elgiasi pagarbiai, o darbuotojas paslaugiai. Tai va šiandien laidoje ir bandysim patikrinti, kiek iš tikrųjų pavyksta šitą balansą išlaikyti. Kas yra tas pagarbumas iš kliento pusės, kaip mes jį galim atpažinti ir kada tai gali padėti ir pačiam klientui. Turbūt tas yra labai svarbu. Ir ar yra kažkoks tai kliento etikos kodeksas, pavadinkime taip, nes iš tikrųjų tai, žinai, bet, kaip tu pasakai, nerašyta taisyklė, galbūt ir blogai, kad nerašyta, gal reikėtų kažkur tai surašyti, nes man kažkaip toksai truputėlį yra jausmas, kad, žinai, klientai po truputėlį, taip grubiai dabar pasakysiu, išpindėja. Ir, vietomis elgiasi tiek su tais žmonėm, kurie dirba su klientais, tiek vieni su kitais iš tikrųjų. Elgiasi ne visada, taip kaip, kas atitiktų tas, tokias etiško, pavadinkim, tai pagarbaus elgesio normas, jeigu galima aš taip įvardinti. Susiduri su tuo? Tenka? Susiduriu ir kaip tik net ir šiandien su kosmetologė aptariam vieną iš tokių juokingų, bet amžius per amžius einančių pavyzdžių, kaip prie kasos, pavyzdžiui, stovi, ne, ir jauti, kaip tau su vežimėliu baksnoja. Ne, nepalaiko tokio padaraus atstumo iki tavęs, ar ne, ir vis pastoviai tave stumdo, ir man tai atrodo irgi toks ženklas, kad tas žmogus galvoja tuo metu tik tai apie savo poreikius, ar ne? Tada apie kito žmogaus, apie tai, kas yra aplinkui mane, nėra. Arba kada skubina, ar ne, kažkur, arba kai be eilės kažkur bando užlysti, tik tai ten trumpam kažkur tai. Kažko paklausti, kažko pažiūrėti, aš tik tai čia, žinai, ten vieną klausimą ir paskui nusėda ten pusvalandį. Ir aš, pavyzdžiui, esu pakankamai griežta šitų klausimų, aš toleruoju draugiškus, mandagius žmonės, bet tikrai leidžiu suprasti tada, kada jie elgiasi nemandagiai. Ir kartais netgi labiau gal reaguoju net ne aptarnaujantį personalą, kaip į kolegas klientus, ar ne, esančių šitoje pusėje. Prekystalio, taip kabutėse pasakysiu. Visai nesenai turėjau pavyzdį vienoje klinikoje. Už vizitą privatų mes susimokėjom pinigus, ėjom su sūnumi, laukiam savo eilę, susitvarkėm ar ne ir patekę į kabinetą. Tikimės, kad tas laikas yra mūsų. Tavo, tu už jį sumokėjai. Taip. Ir po kelių minučių pasibarbena į duris, ar ne, įlenda nosis moteriška ir sako, aš čia tik tai trumpam. Ir aš pasirinkau tokį gal ne visai populiarų būdą, bet aš sakau, aš labai atsiprašau, sakau, bet jūs turite išeiti dabar. Ir aš čia labai trumpam, nesakau, žinokit, nei trumpam, nei ilgam, dabar šitas laikas yra mūsų ir jūs neturite teisės šiandien būti, tai yra privatus laikas su gydytoju. Taip. Ir jinai bandė dar visaip ten, kaip žinai, pamatyti tą gydytoją, bet aš tiesiog užstojau kūnu, ar ne, ir labai aiškiai daviau ženklą, kad duris reikia uždaryti iš kitos pusės. Tai kas yra įdomiausia, kad gydytoja, kuri nebuvo tokia labai maloniai ten ir fainai kažkaip excited, ar ne, kai mes atėjom, nuo to momento pradėjo šypsotis ir labai mes šiltai užbaigėm tą. Tai aš manau, kad šita mano reakcija, ar ne, jinai galbūt nėra įprasta, bet jinai saugo ir mano privatų laiką, nes mes užmokam už tai ir ne, kad ten gautume kažką, bet iš kitos pusės tai yra didžiulė nepagarba gydytojui. Kai tu jo darbo metu bandai įkišti kažkokią tai kitą, ar ne? Nežinau, mes patys dirbdami kažkokį tai darbą, nervuoja, ne? Kai ateina kažkas ir sako, tu dar čia šitą pažiūrėk, tu dar čia šitą pažiūrėk, ar ne? Jo, ir čia, žinai, ir čia klausimas, kas iš tikrųjų turėtų labiau reaguoti, nes aš panašią labai situaciją esu patyrusi vienoje sanatorijoje, kur ten, žinai, irgi, aš leidau laiką ir ten, žinai, yra irgi recepcijai, merginos moteris priminėja ir atvažiausi, kaip čia, grupė žmonių, nesakysiu kokias tautybės, jie atvažiavę iš toli ir lietuviškai nekalba, bet jų kadangi grupė ir jie taip, supranti, ten šiaip yra numeriukai, yra atsispausdini, tu lauki, tave priima tenai pagal tai, kur ten iškrenta šitie visi.
Bet ta grupė, nu ten totalus chaosas buvo, jie ten visus užėmė langelius, nesvarbu, kad ne jų eilė, nesvarbu, kad ne jų klausimas, nesvarbu, jie ten lenda, verčia tas moteris šnekėti nelietuviškai, jo, nu net nesakysiu kokia, nors galite nuspėti kokią kalbą. Tada, žinai, stovi, žiūriu šalia moteris ten su tokiais ramentais, nes nu sanatorija visokių yra, žinai, žmonių ir kurie sunkiau vaikšto ir kurie ten dar kažką su to savo numeriu, kur ten akivaizdu jai tas numeriukas. Nu ir aš pradėjau žiūriai nervinti, žinai, galvoju, nu nei čia mano reikalas, nei čia ką, nu aš pati, aišku, irgi, žinai, tenais šito, bet aš tiesiog, nu lygiai taip pat naglai kaip ta grupė, žinai, užlindau prie vienos tos aptarnaujančios moters ir sakau, žiūrėkit, yra dabar numeriukas šitas ir aš tai šalia, kur stovėjo moteris, sakiau, su tokiais ramentais, sakau, eikit, žinai, eikit, nes čia niekada nesibaigs šitos tautos, taip sakant, lindimas į visą šitą. Ir ką pastebėjau, po šito mano tokio poelgio, tos, nu kaip čia, darbuotojas lygiai taip pat pradėjo tiems žmonėms, kurie lindo ten be eilės ir visaip kaip bandė okupuoti absoliučiai visą erdvę, žinai, pradėjo sakyti, žiūrėk, atsisėsk ir lauk, nu tiesiog tiesiai šviesiai. Bet tai, ir aš taip, žinai, galvoju, nu iš tikrųjų jos turėjo galbūt net ir iš pat pradžių šitai pasakyti, kad nu jeigu yra sistema, kad yra numeriukai, nu tai tu būk malonu, sėdėk ir lauk, kol tave pakvies. Tai čia turbūt mes niekada neperžengsim tos, nežinau, ribos, kur čia labiau yra kliento atsakomybė, ar ne, o kur yra darbuotojo. Turbūt tą atsakomybę mes galim pasidalinti ir jeigu ten jų yra daug, ar ne, ir jie visi užplūsta, tas pasimetimas turbūt yra savaime aiškus. Čia vat lygiai toj pačioj irgi įstaigoje prie registratūros vienas žmogus pradėjo manipuliuoti, žinai, ten, tai gal jūs čia pablatų man galit kokį laiką surasti, ne, o jeigu aš čia už pinigėlius dar kažką ten padaryčiau dar. Tai kai jis tai yra vienas, tai vienai nepavyko iškomunikuoti, jinai atsisuko į kolegę, sako, gal tu gali pasakyti, ar mes galim čia daryti blatą. Žinai, tada jos jau yra komanda, žinai, kuri gali tą... Nu jo, tokios drąsos truputėlį kartais prireikia. Bet kartais iš tikrųjų, tiem ypatingai, nu, paimkim aptarnaujantį personalą, jisai būna visoks ir dabar tikrai tas amžiaus sensas skiriasi, ar ne, ir aš matau ir vyresnių, ir jaunesnių žmonių, bet didžioji dauguma yra jaunų žmonių. Ir va tą ribą, tą tokią drąsą atstovėti tas, kas, nu, mes va praeitoj laidoj su Paulium kalbėjom, ar ne, kad pasakyti nepatogią tiesą, nepasakyti ne. Ir taip kažkur mintise jau aš sukeliu savo jausmą, kad, nu, va jeigu pasakysiu, tai dabar jau bus konfliktas, nu, taip. Ar ne, jau bus nemalonu. Tikrai ne visiems žmonėms yra paprasta. Ir kartais man atrodo, kad kliento pareiga yra... Nu, apginti tą patį personalą, jeigu matau, kad elgiamas yra neteisingai, ar ne? O nesėdėti, žinai, nuleidus akis ir nekreipti dėmesio. Arba netgi ne tiek personalą, žinai, nu, bet, nu, ką žinau, net ir apskritai tokias, nu, visuotinai primtas normas. Nu, čia, vat, prieš kokius metus esu tokioje situacijoje buvusi, operos ir baleto teatre buvau, šiaip mėgstu tą teatrą. Ir ten, žinai, prieš kiekvieną spektaklį yra pasakoma gerbiami klientai, žinai, ten keliom kalbom pasako, kad filmavimas ir fotografavimas yra draudžiamas, žodžiu, praleiskite maloniai laiką, bla, bla, bla. Ir prieš mane sėdi, reiškia, žmonės ir aš matau, kaip išsitraukusi moteriškė dviese pora, žinai, moteris, mergina ten pakankamai jauna, išsitraukusi, nu ir jinai fotkina, ten filmuoja ir taip, nu ir ta prasme, ir ką tik pasakė, kad negalima, bet jinai vis viena šitaip elgėsi, nu, žinai, aš iš to savo tokio bjaurumo, nu, žinai, aš jai bam per petį sakau, žiūrėkit, negalima fotografuoti ir filmuoti, žinai. Dar taip, žinai, bandė iš apačios kažkaip, tai sakau, žiūrėkit, negalima, dar kartą kartu, jūsgi girdėjot, pasakė, negalima filmuoti ir fotografuoti. Nu, tada susipakavo ir, žinok, kai jinai susipakavo, ta porelė susipakavo savo fotoaparatus, šalia jų sėdintis vienas vyrukas atsisuko į mane taip ir sako, ačiū. Galvoju, okei, gerai, ačiū, bet o kodėl tu nepasakei? Tai, žinai, nu, tai kartais va, tas, nu, tas visuomenės toksai, žinai, nu, spaudimas arba netoleravimas, kad tu elgiesi kažkaip tai, nu, neprideramai, pavadinkime taip, nu, tas irgi turėtų būti, žinai, kad ne vien tik tai tas, kuris aptarnauja ten, ar gydytojas, ar aptarnaujantis žmogus, žinai, turi statyti tos klientus, pacientus į savo vietą. Nu, lygiai taip pat, kiek mes toleruojam šalia esantis, žinai, nuo to irgi priklauso. Visiškai sutinku ir viename kavinių tinkle
tinkle, vedžiau mokymus, ar ne, ir man, pavyzdžiui, buvo labai liūdna klausyti istorijos, kur vienoje iš kavinių nuolatos lankosi, na, tikėtina, kad serganti, ar ne, klientė, kuri tiesiog vieną dieną elgėsi labai gražiai, o kitą dieną ten pakrinka, ar ne, kažkokia dalis ir pradeda rėkauti, šūkauti, mėtyti daiktus, ar ne, nuo prekystalio ir taip toliau. Ir aš sakau, bet jūsgi ne viena. Sako, aš viena prie kasos, ką man tuo metu daryti? Bet sakau, bet jūsgi ne viena, yra klientai, yra dar kažką. Sako, ne, klientai niekada į tai nesikiša. Aš sako, tu galiu ant pirštų suskaičiuoti dienas, kada tokiais atvejais iš klientų bent vienas atsistojo arba atsisuko pasižiūrėti. Sako, visi žiūri, kas vyksta, bet nieks nejudina net piršto. Tai aš gal, taip, kadangi norisi ar ne, tai pakviesti tokiam visuotiniam irgi palaikymu, tai ką ir tu sakai, ne, kad mes patys kūrėme taisyklės ir patys burbame, kai kažkas jų nesilaiko, bet užšiaupiam ar ne, nieko nesakom ir laikom tai, koks nemandagus berniukas. Mūsų šitas toksai, pakantumas, žinai, aišku, labai svarbu, kad tas, pakantumas iš vienos pusės jisai nebūtų toksai, žinai, tas begalinis tylėjimas, nes iš tuo tylėjimu naudojasi tie, kurie manipuliuoja, tai čia, žinai, bet kokioj srity paimk, žinai, nori ten politiką, nori, žinai, gyvenimą, nori prekybą, nori ką tik nori, žinai, kaip ten sako, gėris turi būti su dantimis, kad jisai gebėtų apsisaugoti, tai jo, iš tylėjimas niekada nereiškia. Geras, pirmą kartą girdžiu tą. Jo, taip. Gėris turi būti su dantimis. Kad jo, nenustumtų blogis, nes blogis tai su dantim ateina, žinai. Vėlgi, gal ten visų tų klientų, kurie ten kažkaip netaip gal neverta vadinti blogiu. Kartais, žinai, aš galvoju, kad, nepagalvoja elementariausiai žmonės, ką jie daro. Aš esu mačius tokį vaizdelį, su draugė sėdim kaviniai. Žinai, ir ten tokia kavinė, kur yra šalia kavos aparato, sudėtos tokios aukštinkojom apverstos stiklinės, viena ant kitos ir gali įsipilti vandens. Tiesiog ateiti, atsigerti nemokamai vandens. Ir, žinai, atėjo jaunuolis, jaunas vyrukas toksai, nusiėmė stiklinę, pagėrė vandens ir atgal padėjo tą stiklinę. Supranti? Ir man toks, ir mes taip sėdėm, taip apšakalėjusius, ir aš taip paskiau pagalvojau, jis gal net nesuvokia, ką jisai padarė. Aš tą patį esu mačius, žinok, poliklinikoje, kaip žmogus paima stiklinę plastikinę, tą, žinai, kur būna buteliai, paima plastikinę, atsigeria ir įmeta į viršų, žinai. Nuo to laiko aš daugiau niekada nebegeriu. Tiesiog niekada neimu tų stiklinių, nes man tas vaizdas yra prieš akis. Ta prasme, tai aš, paskiau mes išeidama, žinai, aš atsistojau, jau tą stiklinę nuėmiau, žinai, nes galvoju, kažkaip tai, nežinau, nesąmonė. Bet man kažkodėl tai pasirodė, kad, žinai, jis net nesuvokia, ką jisai padarė, žinai. Aš aišku, esu iš tos kartos, kur mes iš vienos stiklinės labai daug esam gazuoto vandens išgėrę. Jo, tai gal irgi panašiai. Bet, žinai, bet iš kitos pusės, dabar pasikeitė visi tie reikalavimai. Bet gal šitame ir yra, žinai, kad, nėra taisyklių, bent jau daugumoje sferų, kiek aš esu susidūrus, klientams. Nors visi kalba, ar ne, kad klientai pas mus ten galėtų kažką daryti, ar ne, ten taip. Gerai, aš paimsiu kokį nors spa, kuris ten savo taisyklės turi, ten nevėti šlepetės, bet jie patiria tiek streso įrodinėdami šitą tiesą. Mes kažkuriam epizode gal esam trumpai kalbėję apie tai, kad įrodyti žmogui, kad jisai turi ateiti su guminėmis šlepetėmis į spa zoną, yra kažkokia kančia darbuotojam, ar ne? Ten, kodėl aš čia turiu, čia niekur nebuvo parašyta, ar ne? Čia kas elementari, tai yra tavo ir kitų žmonių higiena. Bet tai yra mūsų susitarimas. O tas taisyklės, supranti, man iš tikrųjų labai, pavyzdžiui, kai tu perki kažkokią paslaugą, tu sudarai sutartį ir toje sutartyje dažniausiai yra įrašyta, kliento pareigos. Aš nežinau, ar ten tos konkrečiai yra įrašyta dėvėti. Tenai yra laikytis taisyklių, pavyzdžiui, ne? Spa. Tai mes tenai net ir kartu sprendėm tos iššūkius, ar ne, kaip iškomunikuoti dar, kur dar tą žinutę įdėti, kaip ją užryškinti, ar ne, nes jie priėmė, kadangi tai yra, prabangi vieta, jie priėmė sprendimą neįleisti, nedaryti išimčių. Ir dabar grįžtu vėl dar truputėlį į kitą temą, kad kai kurie kiti spa daro išimtis ir nekreipia dėmesio. Paimkim kokį nors masinio lankymo spa, kur nieks ten nežiūri, ar tu ten su šlepetėm ar be šlepečių, ar ne, praėjai ten bendrose tose persirengimo kabinotas persirengiai ir nieks tavęs netikrina, ar ne? O tenai jie pasirinko tikrinti. Paklausti, ar turi, ar ne, jeigu mato, kad vaikšto toje zonoje be šlepečių, priminti, kad jie turi tai daryti, ar ne. Jie pasirinko nepatogų, bet net įstatymiškai pagal ten higienos normas teisingą būdą.
ir turi kovą nuolatinę, nežinau, gal dabar neturi, jau tikrai senokai bendravau, bet tuo metu tai buvo vienas iš dažniausiai pas juos įvykstančių konfliktų. Ir tokių, kurie po to pereina į ten Google atsiliepimus neigiamus, kokie ten nemandagus, kokie čia dėl šlepečių prisikabino, ne? Tada ten kažkam tai rašo, prašo kompensacijų, nes jeigu čia reikia pirkti šlepetės, aš neisiu. Jeigu aš neisiu, gražinkit pinigus. Nu, atrodo juokinga, nu šiaip, ne, kaip pasakoju, dabar man pačiai kažkiek juokinga. Bet tokia yra realybė, su kuria susiduria darbuotojai, kurie paskui turi atkentėti tą, ne? Ir kažkuris darbuotojas sako, nu tiek to, eikit šį kartą. Nu, bet žinai, nu, iš kitos pusės, nu, aš, pavyzdžiui, vat, kaip kitas klientas, kuriam nesinori vaikščioti, nu gerai, tu ateini su batais iš gatvės, aš vaikštau su šlepetėm, nu, aš nenoriu, žinai, tenais, nežinau, po tavo purvus vaikščioti. Arba lygiai tas pats, nu, aš žinau, tavo vaikai dar maži, gal tu tenais, nežinau, kažkaip kitaip reaguoji. Aš, pavyzdžiui, labai vertinu tas zonas, kur yra pasakyta, nu, vaikams, nu, ne, yra suaugusių zona. Aš irgi. Jo, ta prasme. Ir mes esam buvę, dabar galvoju, kažkokiam Turkijoj, man atrodo, viešbutyje, kur buvo vienas baseinas padarytas, nu, grinai suaugusių zona, kur vaikams negalima, nes, nu, ten, kur vaikai viskas tvarkoja, tai yra gyvenimo džiaugsmas, bet tai yra triukšmas. Aš, pavyzdžiui, esu jau tas žmogus tokio amžiaus, žinai, pasiekusi, aš kartais noriu tiesiog tyliai pabūti, man nesinori. Bet čia, žinok, net nereikia amžiaus. Nu, ta prasme, man irgi yra tokių dienų, pavyzdžiui, aš einu į spa be šeimos, ar ne, kad ten pailsėti, nu, be vaikų. Arba, nežinau, buvom šią vasarą Tenerifei ir ten yra bendras namo baseinas, ne, kurio visi gali naudotis. Ir aš pastoviai ten žinai, ten nešokinėkit, nebėgiokit, nedarykit triukšmo, ten vėl, žinai, tildau. Bet ateina kita šeima ir leidžia daryti, ką nori. Ne? Taškosi, ten šoka į vandenį, nešasi maistą, ar ne, trupina, nors parašyta aiškiai taisyklėse, kad to daryti negalima. Nu ir kas tada atsakingas už tas taisyklės, ar ne? Nu tai va tada to darbuotojo, žinai, nu kaip bet ten, pavyzdžiui, nėra darbuotojo, ar ne? Kažkokia jo, nu tai tose situacijose gal nėra darbuotojo, tada patys klientai turėtų, žinai, kažkaip tai, nes aš tada atsimenu, tenais irgi Turkijoj, kai buvom, tai prie to baseino staiga atsiranda viena, reiškia, nu vėl tos pačios tautos atstovai su vaiku ir aš atėjau ir sakau, žinai, nu klausykit, čia yra, nu tiesiog atėjau ir pasakiau, žinai, sakau, čia yra zona tik suaugusiems. Kur čia parašyta, aš jiems taip rodau, nu va ženklas, žinai, o tai mes čia suaugę, sakau, jūs suaugę, nu dar ginčytis net bando, žinai, bet sakau, jūsų vaikas dėja, bet yra nesuaugęs, žinai. Nu ir taip, žinai, nu po biškį, bet išėjo, žinai, nu va tas toksai, nu erzina, žinai, tai iš tikrųjų, vat, kaip sakai, šitie darbuotojai jaučiasi blogai įvardindami žmonėms, kad jie turi laikytis tų taisyklių, bet iš esmės, nu vieną tu ten, nu tarkim, jisai lieka nepatenkintas, nu taip, mes visi čia labai verkiam, čia buvo didžiausias skandalas, kažkur ten su vaiku į restoraną neįleido per visas spaudas, tenais nueidėjo, bet tai yra restoranas suaugusiems. Nu. Ir kas svarbiausia, jie ir išliko, restoranas suaugusiems. Taip, ir jie išliko restoranas suaugusiems ir viskas tenais buvo normalu. Bet darbuotojas gali, nu kaip čia, galvoti šiek tiek kitaip, kad jisai daro gerą kitiems klientams. Nu, ta prasme, tiems, kurie nu, laikosi taisyklių. Nu, supranti, nu, kodėl aš turiu pataikauti tam, kuris, arba, nu, ten bijoti su juo kažkaip konfliktuoti, neparodyti stuburo, nes iš tiesų tai, nu, viena iš taisyklių, jeigu jūs nesilaiko susitarimo, nu, vienas iš būdų galėtų būti, kad, okei, nu, mes tada atsisakom su jumis, iš tikrųjų. Bet čia turbūt yra, žinai, aš tai galvoju, kad kalbant iš darbuotojų pusės, tai yra tam tikrų įgaliojimų nedavimas. Taip. Pavyzdžiui, kiek aš skaičiau apie Amerikoje galiojančius, ar ne, taisyklės ir lūkesčius iš klientų, tai ten klientų lūkesčiai yra kosminiai, nu, lyginant su Lietuva, ar ne, ir ten klientas visada teisus, bet kas ten yra kitaip, tai darbuotojai patys turi gerokai daugiau teisių spręsti. Ir spręsti va taip, va čia ir dabar. Ten gražinti pinigus, negražinti, atiduoti, neatiduoti, ne? Nes klientas yra labai svarbus ir ten konkurencija yra didžiulė. Pas mus darbuotojams yra lygiai tas pats. Jie bijo, aš taip spėju, arba tiek jau jaučiu iš auditorijų, kurios būna, kad dalis darbuotojų bijo, kad jeigu jie nuspręs, pavyzdžiui, gražinti pinigus, gaus pylos nuo vadovo, kodėl per daug gražinimų darai, ne? Tada jeigu jisai negražins pinigų, tada gaus pylos nuo kliento, ar ne, ir gaus jo nepasitenkinimą. Tada ateina poreikis mokymam,
kaip klientams pasakyti nepatogią tiesą, kažkaip taip, kad jisai jaustųsi su tuo gerai. Nepatogi tiesa ir bus nepatogi tiesa. Nu, čia tiesiog yra toksai, niekaip čia nepasakysi kitaip. Vadinasi, reikia tik tai, žinai, sutarimo tarp darbuotojo ir vadovo, ar ten pačios organizacijos, kiek jisai turi laisvės toje nepatogioje tiesoje, kur laisvė baigėsi, ten turi kažkaip įsijungti dėl kitas žmogus. Nu, nežinau. Nes dabar galvoju, žinai, apie teatrą, ne apie teatrą, apie muziejų. Pavyzdžiui, klientai nenusiema paltų muziejuose. Nu, vat vaikšto su paltais, ar ne? Ir tai yra, dabar 3 muziejai, visi patiria tą patį. Nu, vat kaip įrodyti klientui, kad jisai turi nusimti lauko paltą, ar ne? Nu, bet tiesiog nepraleisti, nu ir viskas. Nu, tai va, dar reikia Tai yra kontrolieriaus, vienas, žinai. yra vienas, nu, kontrolieriaus, jo, nu, aišku, žinai, darome prielaidą, kad į muziejų ateina kultūringi žmonės. Nu, bet kaip ten praeitoj laidoje įvardinom jos miesčionį, žinai, kartais tą savo kultūrą kažkaip pasideda į stalčiuką kokį nors ir taip toliau. O dabar, žinai, nori, kad tie patys muziejai būtų atviresni. Jo, ir kad, vienam seminare, žinai, čia kažkaip išėjo kalba, visiškai buvo šiaip nei apie pardavimus, nei apie kliento aptarnavimą, bet išėjo tema tokia irgi, nu, tas kliento ir darbuotojo santykis, ten apie pardavėjus, santykis su pardavėju ir man vienas dalyvis sako, žinai, sako, nu, bet tai aš galiu elgtis kaip nori, nes jam reikia parduoti, jisgi turi parduoti, jis labiau nori, žinai, parduoti. Nu, tai jeigu jis man neduos nuolaidos, aš apsisuksiu ir išeisiu. Sakau, išeik, o jums prekės nereikia? Nu, ta prasme, tai čia, žinai, tas klausimas, kam labiau reikia? Ir mes kartais taip įsivaizduojam, kad, nu, iš tikrųjų, tą vieną klientą, nu, kiekvieną įsistvėrę, žinai, laikysimės, nes mums labai reikia. Bet tada mes, nu, tarsi tą klientą iškeliam į tokią, nu, kaip čia? Nu, leidžiančio į jėgos poziciją, leidžiančio manipuliuoti poziciją. Bet jeigu aš vienam pasakau, ne, nu, jeigu jis ateina į spa, reiškia, jam reikia spa paslaugų. Jo, bet žinai, spa atveju arba viešbučių atveju, nu, ko bijoma, tai yra blogų atsiliepimų, nes tokie labai mėgsta, žinai, tai kažko negavo, išėjo. Po kiekvienu blogu atsiliepimu toliau paaiškinam, kas nutiko ir, nu, parašom visiems likusiems, kurie laikėsi taisyklių, kad esam dėkingi už tiems, kurie laikosi. Ir galbūt ateis pas mus dar daugiau tokių, kurie sakys, o, žiūrėk, čia gerbė mano, žinai, nu, neleidžia belenkaip, bet jeigu susitariam, tai mano lygiai taip pat tos įsipareigojimus gerbė, žinai, nu, kam labiau reikia. Ir kartais mes iš tos baimės prarasti vieną, prarandam paskui 10. Nu, man tai dar čia šitas tas toksai, nes, žinai, nu, čia kaip... Jo, nu gerai, nesinori į karo visokius reikalus eiti, bet kartais, žinai, nu, tas vėlgi, gėris turi būti su dantim. Su kuo tu pati susiduri? Kokie klientai tave erzina? Oi, mane tai, žinai, labai erzina, iš tiesų gal net ne klientai, bet šiaip žmonės, pavyzdžiui, kurie, nu, dabar ta paskutinė mada užmuša mane juodai, šnekėti mobiliu telefonu įsijungus garsą. Per garsiakalbį, ne? Per garsiakalbį. Vaikštau ir šneku. Dar blogiau, kai aš čia, sakau, praeitais metais leidau nemažai laiko, tiksliau šiais metais, pradžioje metų, nemažai laiko leidau tokioj, nu, žinai, ligoniniai tokioj aplinkoje, kur ten susirinkę, nu, iš tikrųjų, sergantys žmonės, jie laukia, jie susikaupia, jiems, žinai, ten ne visiems yra iš tikrųjų, nu, gera savijauta. Ir ten toksai, nu, toks irgi nerašytas tarsi susitarimas, kad turėtų būti tokia, nu, tyla, žinai. Niekas nenori ten klausyti tų tavo bėdų, nes savų bėdų turi, žinai. Niekas nenori ten per garsiai, nu, kažkam tai tiesiog, žinai, pabūti tyliai ramiai, kol tu ten visą tą dieną lauki. Ir, nu, periodiškai vieną kartą į mėnesį atsirasdavo koks nors, kuris arba šneka garsiai, žinai, to savo telefonu. Nu, man neįdomu tavo visi šitie. Nu, yra tam ausinės, yra tam priemonės, kur mes neprivalom klausyti. Arba atsiranda, kur ten pasakoja visų garsų. Nu, tai irgi tas, žinai, pakantumas kenčia, bet lietuviai, žinai, tokie, nu, susikopia ir jau tada kaip prieš visi. Ir tada visi aplinkui ploja, žinai. Sėdėjo, kentėjo, bet kai kažkas vienas išdrįsta pasakyti, žinai, kad, nu, gal jau jūs baikit čia, žinai, šitą visą pliurpalinę ir mums čia neįdomu, žinai, jūsų šeimos gyvenimo ir visokios kitokios istorijos, nes mes čia sėdim visą dieną ir tikrai ne tam, kad tavęs paklausytumėm, tada, žinai, visi pradeda ploti, kaip gerai, kad pasakėt. Tai aš galvoju, žinai, aš šį savaitgalį sėdėjau kantriai, kentėjau. Aš laukiu šeštadieniais sūnaus, kol jisai būrelėje būna, tai turiu 1,5 valandos tokio laiko ir aš jį leidžiu vienoje
kavinėje. Ir va šį savaitgalį aš nusprendžiau, kad aš ruošiuos mokymam tuo metu, tai yra geras tylos laikas. Ir šalia manęs atsisėdo tikrai, mano gal amžiaus ar ne moteris, kuri visą laiką žiūrėjo reelsus su garsu. Nu tai va. Kažkoks kosmosas. Tarasme, kaip nesusivokti, kad aš nenoriu jų žiūrėti, aš nenoriu jų girdėti, nenoriu būti šitoje aplinkoje visiškai, ne? Tada galiausiai jinai pradėjo bendrauti su baristom per atstumą, va taip kaip sėdi, žinai, nuo staliuko ir sako, kokią čia kavą aš ragauju. Žinai. Ir tu nieko nepakomentavai? Ne, nežinau, tiesiog. Bet aš kartais mėgstu, žinai, irgi paeksperimentuoti ir pažiūrėti, kur yra mano kantrybės ribos. Pasikankinti, žinai, vardant tyrimo tikslų. Tai kartais aš dabar, tarp kitko, nuo tų laikų, kai ligoniai leisdavau laiką, nešiojusi visą laiką ausinės su savim, nes tai yra geras būdas atsijungti. Žinai, nuo aplinkos, bet kartais, kai man dabar taip nutinka, tai aš demonstratyviai parodau, kaip aš tas ausinės įsidedu. Aš jau įsivaizduoju, kaip tu. Aš bjaurės, aš negaliu, man aišku, veido išraiškos kartais jos. Tu esi nuostabi, tu auklėjai kitus žmonės, kaip jie turėtų elgtis, žinai, čia man atrodo yra jau gerai. Čia šiandien kaip tik tai su ta pačia kosmetologė ir nekalbėjom apie tai, kas aš klausiu jos, sakau, žiūrėk, turėsim tokią laidą, kas tave erzina, iš klientų pusės, žinai, kas ateina. Jis sako, aš nebežinau, ar tau ką nors naujo pasakysiu, bet kad praneštų, pavyzdžiui, kad neateis. Pavyzdžiui, vis dar yra šitas etiketo, tokia norma, ar ne, kuri turėtų būti visiška norma, bet jos yra nepaisoma. Gerai, sako, dar kad praneša jau kitas lygis, bet praneša, pavyzdžiui, likus ten 15 minučių. Ne? Tai čia, sako, nėra ta paslauga, ten fotosesija ar kažkas, už ką tu susimokėjai avansą, ar ne, rankpinigius davėjai. Jeigu tu neatėjai, aš negaunu pinigų. Tai yra mano visiškai darbo negerbimas, žinai. Tai yra, sako, tokių, kurie atvirkščiai pasirūpina, ten iš vakaro praneša, apgailestauja. Yra tokių, kurie perveda tą sumą, nepaisant to, kad neateina. Aš pati, ką dariau, čia nenoriu, tikrai man buvo irgi visokių atvejų yra, bet paskutinį kartą aš suradau, kas vietoj manęs ateis. Nes man atrodė, kad, nesąžininga pranešti vakare. Realiai jau surasti tavo vietą kliento, taip jau nebeįmanoma. Ten gal buvo 3 ar 4 ir aš, paklausiau, ar neturi kažko laukiančio eilėje, ar ne, bet tuo metu suradau tiesiog kas kitas, žinai, nueis. Ir man atrodo, tai irgi yra apie pagarbą tam darbuotojui, pas kurį tu eini. Bet yra tokių, sako, kurie tai daro pastoviai. Tiesiog nuolatos atšaukinėja, neateina, ar ne, ir po to, aišku, jie po kažkurio laiko patenka į tą juodą sąrašą. Bet kas iš to, kad jie patenka? Kažkurį laiką man ten yra skylės, kalendorijoje, žinai. Tai man gal šitas... Bet vis tiek reikėtų turbūt, aš taip galvoju, žinai, reikėtų mokytis pasakyti, galbūt nebjauriai kažkaip, žinai, ne ten taip kaip aš ten demonstratyviai kažkokius dalykus, bet, išmokti pasakyti, kad tai yra, tai yra elgesys, kuris man, žinai, yra, nežinau, nemalonus, kuris man, lieka laikas, tą tokį, žinai, skolos, nežinau, jausmą sukelti, nes, šiaip jau, žinai, įdomiausias paradoksas koks yra, kad vėlgi tie patys žmonės, kurie, žinai, leidžia savo kažkaip tai elgtis, pavyzdžiui, kai išvažiuoja į kokį nors ten užsienį ir susitinka su kokiais nors ten, nežinau, rusais turistais, labai dažnos istorijos apie tai, kaip jie ten stūgavo, gėrė, ten, nežinau, dergė, trukdė, dar kažką, tai tada jau jie yra nepatenkinti. Bet kai aš pats šitaip elgiuosi, tai kažkaip, neateina tokia mintis, kad tu, ta prasme, tai kartais reikia tiesiog įvardinti, nes, aš vis dėlto darau prielaidą, kad, gerai, 50% tų, kurie kažkaip tai netaip elgiasi, jie tiesiog nesuvokia pasekmių. Nes mes, žinai, mes dirbdami iš vienos pusės, mes nematom, kas kitoj pusėj. Arba nesusimąstom. Visi esame egocentriški, žinai, į save orientuoti. Ir aš kartais net nesusimąstau, kad, žinai, kad tai, kad aš atšaukiu, žmogus turi langą, nors ten stovi eilė, žinai, ir aš galėjau užpildyti, jeigu tu būtum anksčiau atšaukti. Aš dar galvoju, žinai, apie tai, kad o kiek organizacijų skelbia viešai kliento etiketo taisyklės.
Nu, vat, pavyzdžiui, pati pasakė, ar ne, kad yra kažkur, tai kai kuriuose vietose yra ženklai, pavyzdžiui, eiti be augintinių, Jo. ar ne, lankytis Arba be prašom be laikytis vaikų. tylos, žinai, arba lankytis be vaikų, jo. Taip, visokių tokių yra ženkliuko, ten nefotografuoti, ar ne, dar kažką. Bet kiek yra tokių organizacijų, kur nėra jokių nurodymų, bet visi tikisi, kad tai bus savaime aišku. Kad, pavyzdžiui, kavinėje negalima triukšmauti. Nu, mes dabar, nežinau, tarsi turim apsimesti, kad visi per vieną naktį per tiek čia amžių neišmoko, o dabar, vat, išmoks visi elgtis kultūringai. Nu, taip nebus, ar ne? Aišku, kad ne. Bet mes turbūt negalim apginti taisyklių, jeigu su jomis nesupažindinom prieš naudojantis paslaugą. Tai čia vėl grįžtam prie to paties, ką prieš tai, ar ne, tu sakei. Ir atėjus į kavinę, aš nematau jokių lankytojo taisyklių. Kaip aš noriu, taip aš elgiuosi. Nu, yra kažkokios mano normos, ar ne, bet aš jas suvokiu vienaip. Gal kažkas į mane žiūri ir sako, nu šita neišprūsus, ne, ten net ta ranka šaukštą laiko, ar kažkas, žinai. bet, nu, nėra kažkur, tai net ir atėjus, pavyzdžiui, restoraną prabangų, mes kažkada su kolegė viena diskutavom, kuri yra žinovė gerų restoranų, ar ne, ir daug gyvenime visko mačiusi. Jinai, pavyzdžiui, užsienyje, ką pastebi, kad yra ateinant į restoraną, tau padeda meniu. Ir meniu pabaigoje yra paaiškinta, kaip naudotis įrankiais. Kas kam skirta, žinai. Ir, nu, jinai irgi nepradėjo turbūt nuo gimimo eiti į tuos restoranus ir sako, man tai buvo toks wow, galvoju, kodėl aš to nežinojau anksčiau, nes ką aš dariau pirmą kartą, kai buvau, tai žiūrėjau, kaip elgiasi kiti. Žinai, ir atkartojo, jeigu visi tokie patys dundukai, žinai, kaip aš iš kaimo, žinai, ir nežino, tai visi ir elgiamės, žinai. Kaip čia tų istorijų buvo, čia dar labai senai jau, kai tos nepriklausomybės, kur atneždavo tokius indėlius, kur nusiplauti rankas, žinai. Taip, taip. Tai yra tikrai girdėjus ne vieną istoriją, kaip išgėrė tavo. Tai dabar neša rankšluostukus šiltus, kad negertų. Ai va, kodėl dabar rankšluostukai? Ne, nu juokauju, nežinau, kiek tame juoko, čia, žinai, baigas, aš pati nesu mačius tokios situacijos, bet, nu ką, žinau, pasakai. Jo, tai, nu, mano irgi gilių įsitikinimu, žinai, nu kažkaip tai informuoti, nes, nu, vienas dalykas tai savaime suprantamų dalykų nėra. Aišku, yra tam tikri etiketo, žinai, bet vėlgi. Bet o kas jų mokina? Kas jų mokina, jo? Ar mokykloje tokios programos, nu kažkiek gal ten kažkur kažkas, jeigu geras mokytojas ir suinteresuotas pats, ne, parodo. Jo, aš dabar bet šiaip galvoju. Mes išmokstam darydami, nu, nesąmonės, ar ne? Kažkur pasakė, aš irgi esu buvus jauna, dar kažkada ten pirty, kur tikrai mes su draugė juokėmės, labai linksmai leidom laiką ir gavom tokį piktą žinai, kad čia tylos zona. Išmokom, ne, kitą kartą jau žinom. Bet va taip ir mokomės. Kažkas turi pasakyti. Kažkas turi pasakyti, žinai, bet nieko. Žinai, kaip kažkada tai čia parduotuvė irgi tokia, nu, va, tą jaunąją kartą, žinai, auklė, nežinau, kaip čia, nu, vėl mano tas bjaurumas išlindo, žinai, vaikštau parduotuviai. Vidurys dienos buvo, klientų tikrai buvo beveik nieko ir žinai, kai būna, reiškia, padėti kažkokie tai dalykai paragauti. Nu ir tenais vienos įmonės kažkokios ten dešrytės papjaustytos, kažkokios ten mėsytės, dar kažkas, tai dar kažkas. Ir sustojusios, reiškia, ryškiai po mokyklos. Mergaitės. Alkanos. Paauglės. Alkanos. Ir viena vyresnė, dvi, man rodos, jaunesnės, žinai. Ir stovi jos kapoja, žinai, ten. O ten prižiūrinčio kažkaip nebuvo, nežinau, nuėjo. Ir stovi jos, nu, kapoja, žinai. O, kaip čia fai, kaip čia skanu, žinai. O tai dar šitą čia galima prisivalgyti, žinai. Ir aš taip pasistojau joms už nugaros ir sakau, žiūrėkit, merginos, šitas daiktas yra padėtas paragavimui, ne pavalgymui. Ir taip sustingo, žinai, ir stovi, net nesisuka į mane, nu, jaučia, kad, žinai, nu, nelabai gerai, bet taip pastovėjo, ir galvoju, nu, aš neįsiu, kol jūs čia stovėsit, žinai. Aš taip stoviu, toliau nieko nesakau, žinai. Nu, tai skanu buvo, žinai. Ir Bet jos išmoksta, žinai. Nu, tai tikiuosi, kad, žinai, jos kitam kartui jau, nu, išmoks, kad ir gali būti kažkas, kas, žinai, prieis ir pasakys. Nu, žinai, nu, čia mūsų ta turbūt natūra, aš nežinau, neteko niekada žiūrėti video arba skaityti tokio eksperimento, žinai, kaip žmonės iš tiesų, kada elgiasi labiau pagal etiketą ir pagal tą prašymą, kai jie yra stebimi.
Čia vieną eksperimentą Taip, tokį taip, padarė, taip. gal esi mačiusi Amerikoje, man regi, žinai, nu, irgi tokia maitinimo įstaiga, kur buvo prašymas visą laiką nusinešti indus. Bet tų indų niekaip nenusineždavo, žinai. Ir visą laiką jie tenais ant to stalo stovi ir nu, žodžiu, ką ten bedarytų, ir vienai prašė, ir kitai prašė, vienokias lentelės kabino, kitokias lentelės, bet vis tiek būdavo nenusineša. Ką padarė? Eksperimentas, pakabino televizorių, va, taip kaip čia pas mus dabar kabo, ir tame televizoriuje akys. Ai, žiūri, Ir kada. jos tipo tokios, žinai, tipo seka salę. Nieko jos ten neseka, tiesiog nufilmuotos akys, ne jokia ne kamera, tiesiog akys, žinai, tave stebi. Nu, žinok, visi nusineždavo. Aš Nes labai tas jausmas, kad tave stebi, žinai, jisai, kad tau gali ateiti iš kažkur, tai jisai priverčia žmogų elgtis pagal normas. Aš labai panašu, žinok, esu mačiusi, kad netgi pakabinus tos veidrodinius atspindžius, nu, kur tu pradedi matyti, ką tu pats darai, žmonės irgi pradeda keistis ir elgtis, nu, labiau pagal taisyklės. Žinai, toks tarsi prižiūrimas, bet nežinai kieno. Arba į save iš šalies biški pasižiūri ir tokia sąžinė, žinai. Jo, nu, bet čia, nu, tai mes šiandien kalbame apie sąžinės balsą. Jo, tai jeigu jums aktualus sąžinės balsas, tai prenumeruokite. Laidoje pas mus buvo kunigas Paulius, o šiandien kalbam apie sąžinę. Nu, kažkaip labai taip nuėjome tą tokią liniją. Jeigu šitos temos jums aktualios. Tai prenumeruokite, rašykite komentarus, galite pasakyti, kad sąžinė yra jums svarbi ar nesvarbi, nežinau. Ok, gerai. Gerai, tai aš galvoju, žinai, kur link mes einam ir ką galim, nu, aišku, čia tipsų turbūt ir nebus, ar ne, tokia laida labiau paanalizuoti ir pastebėti tiek save, tiek vieniem kitus. Bet aš galvoju, gal, žinai, pabandyti pakviesti žmonės net ir eksperimentui, pabandyti paieškoti būdų kažkurį laikotarpį, elgtis visiškai pagal etiketo taisyklės, ne? Nu, vat pagalvoti, o kokie galėtų vat čia būti, vat koks čia etiškas mano elgesys, žinai, ar čia etiška, ar čia neetiška. Ir aš, nu, kadangi šitą buvau sugalvojus iš anksto, nėra čia spontaniškas mano sprendimas, tai ir pati šią savaitę pasibandžiau ir supratau, kad, nu, iš tikrųjų ne visur aš pati jo irgi laikausi, pavyzdžiui, kelyje. Tikrai jaučiu, kad kartais ne visai etiškai pamojuoju ženklais. Nu, nesgi važiuoja ne taip, kaip reikia. Ir kažkaip tai sureaguoju. Vienoje situacijoje mano šeimos narys galbūt irgi neetiškai išnervintas pasielgia ir aš galėjau nieko nesakyti ar ne, bet sakau, nu, aš manau, kad likus porai minučių tiesiog galėjai padėti ragelį. Nu, tai būtų buvę daug geriau negu tai, ką po to kas išsprūdo. Jo, tai tas toksai tikrai čia ne kitų žmonių auklėjimas, bet pasižiūrėti į save, bet kai tą temą pakeli į paviršių, nu, va taip savo, tai man atrodo, nu, ateina tokie būdai pamatyti, kur aš iš tikrųjų, kur vėluoju, kur negerbiu kitų žmonių laiko, ar ne, nes čia ne tik tai apie darbuotojus, čia ir apie kolegas, pavyzdžiui, vėlavimas į susirinkimus, man tai yra etikos nebuvimas, tai yra nepagarba kitų žmonių laikui. Nors kažkada šitą pavyzdį pasakius, aš pradėjau vėluoti, tai dabar labai atsargiai tai sakau, nes kad neužkirčiau, žinai. Jo, ir prie viso šito aš dažnai norėčiau, nu, vis viena žmonės daro tai, ką priverčia jos, arba tai, ko labai nori, nu, kame mato naudą, žinai. Tai, nu, greituoju būdu pabandom pagalvoti, o kokia nauda iš to būtų, kad aš, nu, pavyzdžiui, iš tikrųjų visur laikyčiausi. Kokia man pačiam nauda? Man pirmas, kas ateina į galvą, žinai, tai turbūt, nu, toksai, nu, teisumo jausmas, ne, nu, tai tada aš gaučiau teisę, jo, prieš save, jo, prieš save ir prieš kitus tada, žinai, aš gaučiau tarsi, nu, tokio bonuso, aš tai galvoju, žinai, žinai, ko žmonės nori labiausiai, tai turbūt nori pritapti, ar ne, vis tiek yra tas bandos jausmas, ar ne, nu, čia, nežinau, daug kartų apkalbėtas, kad norisi būti dalimi kažko ir man atrodo tas laikymasis tokių bendrų taisyklių, kurios yra visiems priimtinos, jos tai yra vienas iš būdų būti dalimi ir būti priimtam. Aš turėjau savo gyvenime tokį žmogų, kuriam visi yra blogi, nu jis labai vienišas gyvenime. Nu, kur tikrai rėkia ant žmonių, nepatenkintas parduotuviai, ten kažką netai padarė, kažkur ten visą laiką yra blogai ir blogai ir blogai. Tai to žmogaus tikrai mes turbūt nepakeisim, bet bent jau suprasti, kad jeigu aš esu geras, tas gerumas gali grįžti man atgal, tai man kartais padeda tiesiog
palaikyti, pavyzdžiui, tą patį personalą, ar ne? Mhm. Matau, kad sunki diena ir sakau, matau, kad sunki diena. Jo. Ir Nu, tai irgi, žinai, kita dar nauda, žinai, nu, mes tada kūrėme tokią aplinką, kurioje patiems bus faina gyventi. Nežinai, tas, nu, taip atrodo, kad čia smulkmeno, žinai, gyvenimo, nu ir kas čia, kol čia sukursi, aš čia vienas, o Lietuvoje ten gyvena tiek ir tiek žmonių, žinai, ir kaip čia padarysi. Bet aš kartais pasižiūriu, iš tiesų, vat, mes dabar esam 35 jau metus nepriklausomybei. Ir aš kadangi esu vaikystę ir, nu, dalį jaunystės praleidusi toj sovietiniai sistemoje ir taip postsovietiniai, žinai, kaip žinau, kaip tenais elgdavosi, tiek pardavėjos ten su tavim, kai ten galėdavo nusiųsti, kur ten toliau, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Ir kartais taip pagalvoju, žinai, kad nu, gal čia niekas nepasikeitė, bet vat, kai atsirado tie, žinai, žmonių, čia labiau privažiavo vat, iš rytų, iš Baltarusijos, iš Ukrainos, nieko nenoriu blogo apie juos pasakyti, bet jie atėjo su vat, ta sena kultūra ir aš pamačiau, kad, nu, kaip mes esame žiauriai pasikeitę, žinok. Nes anksčiau tai būdavo, kaip sakydavo ten kokie užsieniečiai, atvažiuoja pas jūs visi pikti. Dabar jau bent jau taip nesako. Nu, mes vis vieną, nu, pasikeitėm. Mes pradėjom gyventi taip, kaip mes norime. Taip, kaip, nu, ten tam užsienį išsvajotam gyvena, žinai. Kaip, nu, kaip iš tikrųjų malonu mums patiems būti. Ir, nu, kiekvienas tas indėlis, jisai kūrė dar geresnį dalyką. Tai galbūt taip, žinai, vat rytoj nepasijaus, bet per tam tikrą laiką, nu, žiauriai pasimato. Aš gal, žinai, turiu tą norą būti mėgstama, tai aš apie tautas nenoriu nieko šnekėti, žinai, ir apie skirtumus, bet aš galvoju apie savo asmeninę atsakomybę, pavyzdžiui, apie vaikų auklėjimą. Ir mes, tarkim, piktinamės kažkokiais neetiškai, nemandagiai besielgiančiais žmonėmis, esam nepatenkinti, kai kažkas triukšmauja, bet turbūt kartais taip nutinka, kad tie patys žmonės tampa tėvais ir galbūt laukia, kol jų vaikus išmokys kiti suaugę. Nu, mokykla turi išaugti. Aš kaip sakau, žinai, jeigu mane išmokė vat pirtyje kažkokia pikta babutė, žinai, kad reikia ten tyliai sėdėti ir kitiem netrukdyti, tai aš noriu pati šito savo vaikus išauklėti, kad jų neauklėtų kiti suaugę, ar ne, kad jiem nereikėtų šito, nes tai tikrai nebuvo malonu. Nu, tai yra vis tiek diskomfortas, ne, kai tave apibara kažkur tai viešoje vietoje. Tai gal va to apibarimo išvengiant, ta laisvė suteikiama tiem patiem vaikam, nu, irgi turim suvokti, kad augina ne visada etiškai su kitais besielgiančių žmonės, ar ne? Kad čia, nežinau, pavyzdžiui, ten sulaužė kažkieno daiktą, nu tai ko iš čia pergyventi, taigi čia tik tai daiktas, ar ne? O gal vat išmokti, ar ne, kompensuoti. Nes lygiai ta pati... Arba bent jau atsiprašyti, žinai, jo, arba prisipažinti, kad čia mano kaltė. Perės į kažkokią tai restoraną, žinai, nu vat sudaužė kažką tai ir, oi, sorry, sudaužiau, žinai. Nei kompensuoti, nei kažkaip, tai aš nesakau, kad ten viską turi kompensuoti, bet, nu, yra tam tikrų tyčinių, ar ne, kažkokių ten vaikai kažką sugadino, pavyzdžiui, prisipažinti. Taip. Labai gerą vieną pavyzdį turiu iš viešbučio, iš savo kolegės, kuri viešbučių srity dirba. Jinai sako, žinai, yra tėvai, kurie prisipažįsta, ką padaro jų vaikai, ir yra tėvai, kurie elgiasi kaip vaikai, ir slepia tai, ką padaro jų vaikai, žinai. Nu, pavyzdžiui, vieną apipaišytą sieną ir toje vietoje yra perstumtas fotelis. Va taip randa personalas, ar ne? Randa, kad fotelis yra kitoje vietoje. Jau viskas, jau jie išvažiavę, ar ne, jau viskas pabėgo, mane. Pabėgom, jo. O kad visi matė ir visi žino, kad tu čia buvai. Atstumė fotelį ir ten yra ant sienos pripaišyta su flomasteriais, žinai. Nu ir sako, kas čia, vaikai ar tėvai? Nu kas čia kalti, žinai, nu supranti, kad baimė yra, kad ten reikės ar kompensuoti, ar kažkas. Tada kiti ten irgi, žinai, prikiša kažkokių tai šiukšlių, žinai, ten vaikai užkimšo klozetą, dar kažką. Nu ir yra tokie, kurie ateina ir pasako, ir ateina net kartu su vaikais, mes atėjom prisipažinti, atsiprašyti ten, bet yra tokie, kurie pabėga, žinai, tai, nu, man atrodo, kad čia irgi tokia užkratą galim po to paleisti, kur po to auklės kiti žmonės, o kai mūsų vaikus kiti auklėja, nėra o patys mes paskiau susidūrė, žinai, su to, nu, tu atvažiuosi kai kažkokį tai kambarį, kur ten kiti paliko, paslėpė, o to fotelių kažką gal dar net blogiau negu pripiešta, žinai, ir tu su to tada turėsi dylinti, kaip čia dabar madinga sakyti, ne? Nu tai žodžiu, tai iš tikrųjų naudos galima rasti, bet aš irgi prisijungiu prie to nukvietimo pabandyti bent kažkurį tai laiką pabūti tiesiog tokiais, nu, gerais vieni kitiems.
Ir jeigu nežinome taisyklių, galima jų pasiklausti. Taip. Nu, vat irgi nebandyti spėlioti. Taip. Tai nežinau, gal ir nevyniokim į vaktą. Nu, šita laida gaunasi tokia, man juokas toks pradžioj buvo kilęs, kad pablevizgosim apie nieką, o labiausiai apie save. Tai turbūt ir šitos laidos tema ir yra apie tai, kad sugebėtume atsisukti į save, pasižiūrėti, kokie mes patys esam, kokią aplinką aplinkui save kūrėm ir ką ta aplinka po tokios kūrybos gali duoti mum atgal. Tai būkime vieni kitiems geri ir, nu, kaip aš kaip ten elgis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Ir kaip ten pačioj pradžioj sakiau, ne, kad klientai elgesi pagarbiai, darbuotojai paslaugiai. Tai stenkimės išlaikyti šitą balansą. Šitas, ne? Gerai, tai dėkui tiems, kas klausėte. Jeigu patiko, prenumeruokite. Dėkite laikus, rašykite komentarus, gal savo pavyzdžių kažkokiu tai turite. Ir šiaip, aš galvoju, kad labai faina būtų sulaukti temų, kokias norėtumėte išgirsti, nes mūsų įvairovė temų yra labai labai didžiulė, galite pasižiūrėti, kiek skirtingų temų esam apkalbėję. Tai jeigu yra svečiai, kuriuos norite pamatyti, arba temos, kuriomis norit mūsų nuomonės kažkokios tokios iš šalies, tai mes mielai ją įtrauksim, tik tai parašykit mums. Puikiai, dėkui. Tai ką, geros dienos. Iki.